Sveiki, istorinės technikos gerbėjai. Šiandien siūlau pakeliauti į Zarasus. Pas vieną labai įdomų žmogų, susitikti su Henriku bei su jo tėvu Česlovu, kurie faktiškai visą gyvenimą yra prie sunkiosios technikos. Su traktoriais dirba ir labai tikiuosi įdomaus pokalbio ir papasakojimo būtent kaipgi vis dėlto žmonės, tai yra mūsų tėvai, seneliai, dirbo prie tos vadinamos sunkiosios technikos kolūkiuose, kokios tai buvo pasiekmės, o galbūt pasiekmių nebuvo. Ir žinoma, mes pamatysime vieną labai įdomą eksponatą, ten yra daugiau pas Henriką eksponatų, bet mes jų neliesime, mes šiandien važiuojame pasižiūrėti vieną vienintelę, galbūt net ir išgirsime, kaip jisai dirba, variklis jo kaip dirba. Tai, kaip sakant, važiuojam, žiūrėsim. Turėtų būti įdomu. Likite kartu. Ačiū. Česlovas Černiauskas, Zarasų rajone, gimęs. Dabar gyvenam Smalvų kaime. Pensininkas jau 93 metai. Iš kariuomenės, kai grįžau, nėra kur dėtis, bet tada sunkus laikai buvo, kolūkiai tik prasidėjus. Ir nuėjau mokytis traktoristų. 3 mėnesiai kursuose pabuvom žiemą, pavasarį pradėjom dirbti. Bet... O, sakyk, kurie čia metai? 56 pavasarį jau. Čia Zarasų rajone? Taip. Zarasuose. Marytės Melnikaitės kolūkis pas mus buvo. Ir kiek jums tada metų buvo? 50? Kiek buvo? 25. Tai po 3 mėnesių kursų traktoristų jūs jau, kaip sakė, į laukus? Taip. Bet tada dar man papuolė bloga technika. Matė toks buvo traktorius. Vikšrinis jis, bet labai, nenašus toks blogas. Labai nusenas buvo, ten rankinai užvedinėti reikia. Iš karto ant benzino, tada ant žibalo. 3 metai atidirbau, tada davė DT gavau gerą, beveik naują. Tai dirbom labai, kai jau darbymetis. Aš atsiprašau. Parom išeidavom. Čia DT kuris? Skait 54? Taip, 54. Tai čia šitas, kurį mes dabar galime pamatyti? Jo. Labai buvo tuo metu, skaitosi gerą techniką. 2 pamainom dirbdavom, išeidavom, parom, vienu žodžiu. Kai darbymečių nėra, tada tik dieną. Taip, dirbti. Tai jeigu, sakėt, 56 pradėjot ant natį dirbti, 3 metus pradirbo, tai 59-60 kažkur, tai taip. Ant DT 54. Jo. Na, kaip sekėsi? Dirbau kiek? Gal 12 metų tada ant DT atidirbau. Ir kokie prisiminimai, sakykit? Žinot, technika eina, malonu buvo dirbti. Uždarbis jau biškį pagerėjo, iš karto nelabai taip buvo. Nelabai patinko man įsikėti, tai paskui pripratau, labai gerai buvo. Iš to ten labai blogas tas pirmas traktorius natį. Pavažiuoji, pradeda variklis kalti ir viskas tok, nors kurį reikia. Karterį nuimti viską, į paveržimą daryti stumokliam. A kiberių niekad, vienas kiberiukas tepalo 24, jį ant savęs nuleidė, karterį išstūminau. Sunku labai buvo, kai DT gavau, tai rojus tikrai atrodo. Dieną dirbi, naktį, labai gerai sekėsi. Labai, DT labai,
technika buvo gera, labai variklis geras. Į visą ten nuvažiuoklė, aišku, atidirbi sezonai vikščius reikia, tai čia ne problema keisti ten. O tai žiūrėkit, jūs kaip pasakojat, tas Naty, ar jūs jau gavot prastą traktorių, ar jis jau buvo iš gamyklos prastas? Jis jau ir buvo prastas, bet ir iš gamyklos išeina prastas. Važiuoklė visai ten vailokiniai uždėti, tokie manžet, tai kaip jos pavadinti, pavažinėjai jau, kad tokas guli ant žemės, iš smėlių, purvasgi, ne asfaltu važinėjai, žemė dirbi. Labai nenaši buvo. Į variklis, sako, pirmą sezoną dar, o paskui labai jau tokia. O sakykite, kai persėdote tada ant DT54, jis buvo visiškai naujas traktorius? Beveik naujas. Ir jūs sakėt, kad su porininku dirbdavote, ne? Jo. Tai o kiek pamaina valandų būdavo per parą? A kiek visą parą išeini ir reikia, vakarė keisdavom į naktį ir dieną, bet naktį nusnausdavom, kai darbimetis labai spausdavo, tada sėjo, pavasarį, rudenį tiek darbų. Į visą parą tekdavo kai kada dirbti, visą parą. Tai 12 valandų vos, ne? Ne 12, 24. Bet su porininku keisdavotės? Ne, mes keisdavom per parą. Kas parą? Jo. Bet čia per darbymetį, čia per sėją, per rudens sėją arimą ir pavasarį, o šiaip tada kas antrą dieną eidavo. Tik dieną, kai darbo jau nelabai, o jau kai pas darbymetis mažai technikos kolūkis turėjo, tai reikėjo dirbti. O paskui, vienu žodžiu, technikos daug jau pradėjo gauti viską, traktoristų daugiau atėjo, ir tada jau naktimis beveik nedirbavom jau. O kokie darbai pagrindė būdavo su tokiu traktoriu? Arimas, sėja, kultivavimas, šitie. Padargus visus reikia tempti paskui save? Jo. O gerai, o pati technika iš savęs, ar jinai buvo labai lepi, ar ją reikėjo daug prižiūrėti, kaip su aptarnavimu? Aptarnavimas ten nesunkus, tepalą patikrini ir viską, kad visur būtų. O tai variklis, kaip suprantu, iš tiesų buvo puikus, o kas važiuoklė liečia? Važiuoklė irgi gera buvo. Gera, ne? Gera. Manžetai ten tokie susidėdavo spirioklės, tepalo pripompuoji ir labai patikrindavom, bet gerai stovėdavo, viskas gerai. Per visus tuos metus, kiek sakė, ten tų metų 12, lygtais 12, a buvo koks didesnis gedimas? Vieną kartą kažką... Variklį liktai keitėt. Ką? Variklį liktai keitėt. Reikėjo variklį, buvo atidirbęs, buvo dėltas remontam ir nekokybiškai variklis buvo atremontuotas, tai užklinėjo, tai keitėm variklį vieną kartą. Ir viskas? Viskas. A taip, pagrindiniai ten sezoniniai, atidirb metus, važiuoklį reikia patikrinti, vikščius keisti jau, tiltą reikia išimti, ten dadėti diskų, paraguliuoti. A taip variklį nieko nedarydavom nieko. Naują kai gavom vieną, tai 4. Na, sakykite, o po DT54 kokia technika sekė? Paskui nuvėjau ant Belaruso dirbti, ant TZ50. Tada kolūkį lengviau vis tiek. Su vikšriniu, kai padirbi su lasdom, tai rankos jau eini vakarę, neatsiboji. O Ramūnai, aš pasiūlysiu šiandien pačiam pavairuoti. Ar sutiksi? Aš abejoju, ar... Ne, kodėl? Labai viskas paprasta. Sugebėsi. Vargu. Na gerai, pasižiūrėsim, bet... Tai čia labai žiūrėkit, MTZ, tai čia nesulyginami dalykai, Belarusas su DT. Aišku, lengviau, čia keliais daugiausia, transporte,
dirbinu į laukose tekdavo, šienauti reikėdavo, visokius darbus. Presas tavo buvo čia naujovė, buvo rusiškas pirmas gautas, tai... Su vėla reiškia. Kantrybės niekam neužtekdavo, Kirgistanas šitas patys pirmieji, tai jis jau presuodavo su juo. Ir čia visą laiką tam pačiam kolūkyje Marytės Melnikaitės? Tam pačiam visą laiką. O kiek jūs tą kolūkį esate pradirbęs tada tų metų? Kiek atidirbęs? Nuo 17 metų, kai pradėjau į pensiją. 3 metai prieš kariuomenę kolūkį su šakėm, su arkliais ardavau. O sakykit, Česlovai, per visą savo tą karjerą, kuomet dirbot su ta tokia iš tiesų archaiška technika, dabar 93 metai. Tai taip atrodo, kad technika nepalaužė jūsų? Jau nieko gero nėra ir iš manęs. Bet vis tiek atidirbus parą, DT54 pasižiūrėjus, čiagi nei čia stiprintuvų, nei čia nieko, nei čia to vairo, čia pirmin atgal, tas vairolas dės tampyt pirmin, tai jūs turbūt durūtas vyras esate? Buvau stiprus, kai jaunas buvau. Būdavo atgal, tai duoda, kam į dantis išmušė, į ranką sulaužė. Degimas biški per ankstyvas ir kerta atgal tada su ranka. Arba užsisiurbė biški atgal, kai duoda, paveržimą, kai padarom, užves niekaip, aš tikrai buvau stiprus. Kitas mano pamainai toks mažutis, šilpnokas, tas ir koją stumdavo, aš tai persukdavau. Aišku, tai gal tada galim prie technikos eiti? Jo, bandykim. Šiltas oras, tikiuosi, kad dizelis užsives. Kaip manot, Česlovai, užsives? Tai tegul sūnus užvedinėja. Bet sūnus, kaip suprantu, paveldėjo, tai jau gerasis savybės, kas tai čia mechanika. Paveldėjo, jisai mėgsta techniką. O mes taipogi istorinės technikos gerbėjai džiaugiamės, jog štai turime galimybę apsilankyti tiek pas jūs, Česlovai, tiek pas Henriką ir, žinoma, pasižiūrėti, kaip ta technika yra ne tik išsaugota, bet dar jinai ir važiuoja. Taip kad einam, pasižiūrėsim. Žiūrėkim. Žinai, kaip vandens telpa? Ne. Nebandysi spėti. Kokį 20 litrų? 60. Šiaip atsarga čia to temperatūrinė, čia aš tiksliai taip jau nematavau, bet taip jau instrukcijai parašyta. Taip, čia yra senasis pirmųjų laidų variklis, yra dar tas džiaugsmas pakliuvęs, nes tai yra dar jis pagamintas ant bloko išlieta Kijev, Zavod, Lepse. Ir ten numeris ir visa kas. Man, aišku, labai įdomu būtų sužinoti, koks likimas tos gamyklos, nes aš jau kiek mechanikavau, čia jau tais tarybiniais metais tokios gamyklos jau nebuvo, nesigirdėjo bent tokį pavadinimą. Tai paleidimo variklis 62 metų, čia jis aišku gal keistas, bet ir tai senas paleidimas. Čia kuras siurblys mačiau 65, bet pakankamai visi agregatai seni. Nes šiaip tos variklius gamino dar paskui gana ilgai, bet Volgogrado variklių gamykloj. Ir jos statė kaip stacionarius elektros stotim sukti. Tai reiškia, tas buvo variklis matomai vykęs, jis toks ilgamžis, jos gamino gana ilgai, iki 80 metų beros kažkur tai. Tai o šitas tai yra, aš parodysiu ir skaitiklis, koks yra skaitiklis, toks langelis ir ten skaičiukai, kaip motovalandos, jo, viskas taip yra gana seniausių tų laikų. Užsidaro, kad neapsineštų daug. Jo, paskui jeigu variklį kapriemu, tai dar čia ko gero priekį atsisuka, galima kiek reikia pastatyti, nunulinti ir blomba ir užblomboja. Tai ant DT20 traktoriukų tokia eidavo, DT20 aišku jau žymiai daugiau lygiai. Kiek čia tepalo pilasi? Tepalo čia pilasi kažkur tai apie 30 litrų. Nes čia variklis didžiulis, jis žymiai didesnis, pavyzdžiui, negu T74. Iš esmės,
dizainas tų traktorių panašus, kas nelabai ką. Nu, Šiaip tai labai gerai, kad stovi jie čia vienas šalia kito. Bet šitas mano jis nedažytas, jo dar gamyklinė dažais toksai vat, savam grožį. Bet jis jau naujesnis skaitas, jaunesnis. Žymiai naujesnis. Šitos nustojo gaminti 62 metais Charkovo ir Volgogrado gamyklą ir pradėjo gaminti T74 ir tas va su maža kabina T75, čia tas paskutinis kur stovi. Tai va. Bet šitos dar pagal mano rastus duomenis Altajos gamykla dar ilgiau gamino, bet jie pas mus į Lietuvą jau neatkeliavo. Čia paskutiniai traktoriai buvo kažkur 63 metais gauti, paskutinis gal ar tėvukas kur dirbo. Jeigu mūsų žiūrovai nežino, kaip išsišifruoja šitas raidės, Henrikai, kaip išsišifruoja? Charkovskį traktornį zavodą. O, kaip paprastai iš tiesų? Čia daug visokių dalykų. Ir Hrent zaработаешь, ir dar kažkaip tai gal kas žino. Hrent traktor zavedėš? Visai, čia galima pritaikyti. Tai va, kas nežinojo, žinokit, čia abreviatūra tai reiškia. Jo, jeigu Altajos, tai būtų ATZ. VTZ. Vat. Tai čia daug detalių dar STZ eina. Stalingradskį traktornį zavodą. Išvažiuoklės, va ten visokie dangčiai, kur leiniai, tai STZ dar visur, reiškia, žymės tos. Tai vat, ką, bandysim laimę. Kaprizingiausias dalykas tai yra, čia yra puskačias vadinamas. Bet kartais būna, kad ir pasiseka. Kada čia paskutinį kartą buvo vestas? Jis buvo vestas prieš savaitę. Prieš savaitę, ne? Šaltas jis dabar? Bet šiaip dizelis jis sunkokai vedasi, bet čia yra ne du bėgiai, bet vasarą to nereikia ir dekompresacija. Pasakyk, Henrikai, ką čia dabar darai? Čia yra paleidimo variklis. Jis pirmą užvedamas, paskui su jo pagalba vedamas pagrindinis variklis dizelis. Tai vat, čia vietoj starterio, sakykime, jeigu taip kalbant, kaip dabartiniuose traktoriuose, automobiliuose yra. Čia šitas agregatas toks gana biškis sudėtingesnis negu kad ankstesnių modelių, kadangi čia yra du bėgiai, kad mažesnių bėgių, nes kadangi dizelis didelis, kūrėsi sunkokai, kadangi suspaudimo laipsnis mažas, tai vienu bėgiu jį turi pavarinėti dekompresatorių, išjungė skytų, pakol užvedį, kaip kada. Bet kaip šiltesnis oras, tai... O čia yra raktelis. Jo, čia raktelis. Taip. Šioks toks. Bent garsą parodė, reiškia kibirkštis nepabėgus. Čia jam vėlesnių laidų šitie traktoriai starteriuko galima statyti. Čia šitam nėra jokio dantraščio, čia nepritaikyta. Per anksti užnorėjau. Sakau, bet nereiks dekompresatoriaus, bet dėja, papumpuosim kūrą.
Tik aparatūra biški. Ui. Dangtį galima nuimti? Bėgis. Kur vibracija, variklį priliečiam ranką, senybinis daiktas. Ramūnai, siūlau į saloną šitą pirmos klasės. Kurių metų? 55, kaip ir. 55 pasirinko pradėto. Prietaisai rodo ir spaudimas variklio normalus, va temperatūra. Viską tą, ką turim. Pirmą jungiam, per vidurį užteks. Sankaba. Taip, va bėgiai, čia bėgiai. Va, jungiam per viduriuką, į priekį pirmas bus. Ne, atgal, į priekį. Nu jo. Sangą atleidinėjom, gazą biškį užmetam.
Į apačią gatvę. Aha. Nu, sukitės. Šitą ir stabdį iki galo. Nu, kaip triukšmingumo lygis. Ne tas žodis, pasikalbėti neįmanoma. Sukamės. Iki galo šitą. Nu, variklis pakankamai dirba gražiai, be dūmų, išsilaikęs. Gesinam? Nu, variklio tą gerumą parodo, jeigu labai mažais apsukimais dirba dizelis, reiškia viskas ok. Tai va bandom mažinti. Vos sukasi. Nu ir ačiū traktoriuk. Sušylam. Čia tik tai jisai truputį apšilo, ne? Radiatorius šiaip yra pakimštas. Visien, nuo tiek metų, ką norėti. Jeigu rimtą darbą duoti, ko gero galite, nors jis tam kaitimui labai kantrus, kadangi daug vandens, didžiulė masė variklio, bet, aišku, senatvė savo duoda visiems. Pasakyk, Henrikai, ką darėjai, ta prasme, kai suradai, ar variklį kažką tvarkėjai iš principo? Variklį net esu užfiksavęs, kaip pirmas iki užvedėm, bet variklį iš karto, tai buvo vienintelė svajonė, kad variklis užsivestų. Tai pažiūrėjom, mes tepalą ištraukiam, reiškia matuoklę, man pasirodė kažkas tai kaip vanduo, ten ne vanduo, tai yra toks skaidrus, reiškia viršui matuoklės, tai yra skystas, paskui kažkas tiršto. Tai buvo sprendimas priimtas nuimti karterį, nors ir ten sunkus priėjimas, tai karterį radau aš pusę karterio tirštos masės. Gerai mes, kad jo neužvedinėjom. Tai viską išvalėm. Filtrus dar pavyko, nes kuro filtrai tinka nuo Stalinieco, tai 100 gauti. Kiek įmanoma visus filtrus valėm, keitėm, šviežias tepalas, paleidimo variklį reikėjo remontuoti reduktorių, nu ir pagaliau iškūrėm buvo didelis džiaugsmas. Nu ir gera technika. Kaip manot, ar sūnus gerai čia padarė, kad tokį techniką įsigijo? Neblogai. Aš taipogi manau, mūsų visa bendruomenė irgi mano, kad iš tiesų tai labai smagu, jog yra žmogus Henrikas iš Zarasų. Tėvas, kaip sakant, į geras vėžes įstatė. Dėkui, tėvai. Dar, Henrikai, truputį istorijos. Iš kur šitas egzempliorius? Jo, šitas egzempliorius,
iš tikrųjų vilties, kad aš jį turėsiu, nors mėgstu kažką tokio seno įsigyti, vieną kitą daiktą, vilties mažai turėjom. Internete, YouTube mačiau, kad jų yra ir mačiau Lenkijoje liktai kažkur tai dėta ir Vengrijoje ten ir dar kažkur tai. Ir man netyčia išlindo mamens skelbimas, jis taip nufotografuotas iš šono neaiškiai ir ten jis buvo, žmonės nežinojo, kaip iš daržinės ištrauktas, kaip T74, HTZ 74 parašytas, aš žiūriu, kad tai čia visai ne tas. Šiaip jis atkeliavo iš Latvijos, iš Liepojos rajono. Istorija buvo tokia, kiek man pasakoja, tiek aš papasakosiu. Jau anūkas čia pardavinėja. Tai senelis dirbo Durpynė Liepojos, ten didžiulis Durpynas kažkur tai, ir gyveno vienkiemy 5 kilometrai gal, ten gaunasi, tai panašiai miško keliu. Dirbo į su traktoriu, paskui gavo naują kažkur, tai lygtai, sakė, pilkai irgi, gal tai 74 šitokį va. Ir jam valdžia paliko šitą traktorių, sakė, keliui pravalyti, tegul jis būna. Kažkaip tai taip. Ir kažkur tai 90 metais jį pastatė į daržinę, didelę daržinę seną, ir jis ten ir atstovėjo grubiai 30 su virš metų nevestas. Tai vat maždaug tiek istorijos. Taip jis ir išliko. Džiaugiamės, jog technika papuolė į geras rankas ir naujai atgyja. Taip, Česlovai. Panašiai. Ką jau ten panašiai? Tik tai taip. Na, jeigu ne jūs, Česlovai, tai čia mes iš to egzempliorių neturėtumėm. Nes realiai jūs pastatėt sūnų į vėžes, o sūnus va štai surado būtent tokį techniką, kuriuos jūs ir dirbote, taip? Tai tėvas nekartą pasakojo, kad aš jau atgyjau, galvoju, išgyvensiu, kaip šitą traktorių galvau. Tai man labai buvo smalsu šitą traktorių, aišku, rasti, kaip iš tikrųjų, koks tas geras gyvenimas buvo. Mes nesenai įstikinom, kokios ten geros sąlygos, bet jis važiuoja. Ir pakankamai tvirtas agregatas. Dekompresinis mechanizmas, ką jis daro, jis nuima kompresiją, pakelia vožtuvus. Ir aš kaip sukiau čia, tai buvo ant 2 cilindrų iš karto sukiau. Čia šitose senose traktoriuose, reiškia, jeigu žiemą vesti ar ką, va yra va tos dalykas, va yra progrev. Va, dabar jis lengvai suks, reiškia, be kompresijos. Visiškai, be kompresijos. Ir kadangi šitie varikliai mažo spaudimo, jie sunkiai vedasi ir kadangi jeigu žiemą užvesti, nėra jokių šansų užvesti. Tai pirmiausia, ką mes darom, reiškia pilnai, be kompresijos, vožtuvai pakelti ir tada mes įjungiam, o čia įjungiam pirmą bėgį, paleidimo variklį, sukam jį lėtai, paskui reiškia įjungiam antrą bėgį, tada jau, jeigu suka, 2 cilindrus įjungiam, tai būna, prašyta kaip čia, progrev 2, tai reiškia šildymas antras, 2 cilindrai. Ir jeigu jau visiškai jėgos užtenka, tada įjungiam, visi cilindrai dirba ir variklis turėtų užsivesti. Taip panašiai ir yra, nes jie dėl užvedimo šitie varikliai, nes purkštukai, forsunkės, ten mažo spaudimo, nėra tokios kokybės išpurškimo ir kompresija, suspaudimo laipsnis mažas, tai jie vedasi sunkokai. Čia iš esmės 4 cilindrų variklis, matosi pirmas, antras ir po to visi 4 jau iš karto, ne? Jo. Jau turi tada ir žiemą užsivesti. Šiaip užvesdavo žiemą, bet daug vandens talpa, žiemą prapildavo, viską šildydavo, tepalus, būdavo vargo, nėra paprasta. Tai vat, bet čia aš tą žinau, įsivaizduokit, aš mačiau tą paskutinį traktorių visą laimę, kadangi kur kartu tėvukas dirbo su to kaimynu, tai tėvukas jo Belarusą naują gavo, o dar kaimynas 2 metus dirbo, tai aš jau ūgtelės buvau, 3 gal metus net, jau iki 8 metų, 9, tai aš jau puikiai atsimindavau ir kaip užvedinėdavo, tai ten jeigu žiemą malku važiuoti, tai ilgiausiai sukdavo. Bet užvesdavo. Nebuvo jokio ten purškalų, žinai, tada tais laikais. Ne ką žiko. Kodėl traktorius šitas išliko? Todėl, kad nekolūkė buvo. Tokias nebuvo visų naudojimas. Jo, ir todėl, kad savininkas vienkiemy gyvena. Ir matyt, gal valdžia nebloga buvo.
Ir techniką mylėjo. Kas ten žino? Pasisekė traktoriai. Nu, ko gero šitam pasisekė. O mūsų visi tie kolūkiniai žemės ūkio traktoriai, jie jau Anapilį seniausiai. Tai va, aš sakau, tą paskutinį aš tik atsimenu, jau iš mano bendramžių, mažiau gal domėjusi, kas ar ten kaimynas nedirba, jų nieks neatsimena. Nors jis panašus į tą 7-4. Šito ir dabar dar yra nemažai jų kieme kažkur tai. Jo, 74. Jo. Aišku, ten jie važiuojantis, nevažiuojantis kitas klausimas, bet jų yra. Na ką, dėkui Henrikai už ekskursą į transporto istoriją.